Gyvybės draudimas yra tinkamas kaupti ateičiai dėl to, kad jisai leidžia periodiškai ir nedidelėmis sumomis tai daryti. Vėlgi grįžtame prie to, kad investavimas yra apie ilgą istoriją, ilgą periodą ir tai reiškia, periodiškai investuodami mes galime pasiekti tikslą, tai yra sukaupti reikšmingas sumas, neinvestuojant iš karto didelę pinigų sumą arba neapkarpant reikšmingai savo vartojimą. Tai reiškia, kad keliasdešimt ar keli šimtai eurų per mėnesį priklausomai nuo pajamų yra ta suma, kuri leidžia pasiekti užsibrėžtus tikslus, svarbu juos identifikuoti. Ir tada kiekvienas draudimo konsultantas galės jums įvardinti labai aiškiai, kiek reikia kaupti, koks yra periodas ir koks galimas rezultatas, jeigu bus pasirinkta viena arba kitas pasirinkimas.